Tu matai, va šito pusvaras, kokį savartynų daro. Ir priskaitė mums prie arų viskų ir niekas mane nežiūrėjo. Va. Čia savartyną mes nedarom. Va, aš nesakau, tu nedarai. Neriuk, tu nedarai. Bet va, daro žmonės ir niekas mūsų nežiūrėjo. Su žmonėm ir kreipkitės aplinkosaugą viską. Mes žinom, kur kreiptis, mums nereikia matyti, nežinom, kur kreiptis. Nu tai jūs nežinot, jeigu žinot, kur kreiptis, kodėl išvartot suoliukus, jūs negalite turėti teisės. Už tai, kad mums buvo matininkės atmatuota visai nečitų laikų. Nesvarbu matininkė. Yra matininkės atmatuota ir jeigu norit, galim kartu net nuvažiuoti aplinkosaugą. Jo, mes galim nuvesti, jūs ir pasiaiškinkit. Nevažiuosime, niekur, mes turim popierius ir nežinome. Popieriai nesmė. Va šitas. 5 yra. Tai mes jums popierius irgi parodysim, kad yra 5 metrai nuo galima dešinti dokumentą. Pagal naujus įstatymus išėjus. Tu neaiškint man vaikeliuk. Tai ko jūs man aiškinat tada? Kodėl jūs man aiškinat? Ką jūs aiškinat? Mes popierius turim ir mes irgi popierius turim. Ir mums motininkas atmatavo ir parodė. O mes aplinkos apsauga ir registrų centras. Gerai, važiuokit, kur jūs tik norit ir nežinot. Bet va čia mes pastatysime, išgriausim, iškviesim policiją iš karto. Ir va, čia va, kaip sakė Prunskienė, tai labai gerai, kad jums matyda. Išvedam Rubežį, įstatas jūs Prunskienės, o jūs per mūsų pusį nevažiuosite. Tai mes ir nevažiuosim. Ir nevažiuosite per mūsų pusį. Bet sakau, už tuos suoliukus, sakau, jūs negalėt versti. 5 metrai negalite. Neaiškit, man vaikeliuk, matinikas dirba. Koks matinikas, nu, eik. Kas popierius darė, tas ir dirba, va, ir man neaiškit. Ir man neaiškit. Nu, vienu žodžiu, prisidarėt kiaulystės ir tiek. Taip, prisidarė.